Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anu metu prie Jėzaus priėjo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjęs apskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nusavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš to viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atidos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikia ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinės valdovas atidavė jį budeliams, iki atidos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangiai, praeitą sekmadienį mąstėme Evangelijos tekstą apie santykius su broliu, kuris pasirinko klaidingą kelią. Sakėme, kad svarbiausias dalykas yra nenustatyti sankcijos dydį už prasižengimą, bet harmonijos atstatymas, kuris buvo pažeistas dėl pašlijusių santykių. Šiam tikslui pasiekti pirmiausia reikia dėti visas asmeninės pastangas. Jei nepasisekė, pasitelkti bičiulius, draugus, kuriems taip pat labai rūpi tas žmogus. Jei ir jiems nesisekė, lai visa bendruomenė įsitraukia, kad būtų atkurta darna ir susiklausimas. Šios dienos Evangelijos ištrauka dar labiau atskleidžia santykių krikščionių bendruomenėje esmę, kuris prasideda klausimu: kur yra toji riba, iki kurios aš galiu atleisti? Atleisti savo broliui už jo klaidingą pasirinkimą. Ir kada aš jau turiu brėžti brūkšnį, sakydamas, jog nuo šiol jis yra už mano gyvenimo rato.
agresyvioje mūsų visuomenėje yra itin sunki atleidimo arba gailestingumo tema. Artimesnė ir labiau mums yra suprantama tema dantis už dantį ir akis už akį. Čia tarsi viskas aišku. Ir vis dėlto, Dievo žodis mus provokuoja mąstyti, diskutuoti ir realizuoti gailestingumą, kuriam nebūtų apibrėžta tam tikra riba. Galime klausti save, ar pyktis, kerštas, neapykanta leis man augti kaip žmogui, ar atvirkščiai imsiu degraduoti. Sakoma, kad paskutinė evoliucijos pakopa yra homo sapiens. Bet jeigu aš imsiu kurti bombas, aš nebūsiu žmogus. Nors ir išmanysiu įvairius ir fizikinius dėsnius, aš būsiu gyvulys. Išties, paskutinė evoliucijos pakopa, apie kurią labai retai kalbama, iš tiesų yra homo amas. Tik kai žmogus myli, jis yra visapusiškas žmogus. Toks žmogus negali keršyti. Šios dienos Evangelijos ištrauka, kaip ir praeito sekmadienio, yra skirta aptarti būtent santykiams krikščionių bendruomenės viduje. Hebrajų tradicijoje buvo nuostata, kad reikia atleisti savo artimui. Tačiau taip pat buvo nustatyta riba, kuri siekė 3 kartus. 3 kartus tu privalai atleisti, bet 4 kartą jau neprivalai to daryti. Gali elgtis taip, kaip pagonis ir atkeršyti už padarytą skriaudą. Jeigu atsitikdavo taip, kad tu nesugebėjai susitaikyti su savo broliu ir jis numirė, turi nueiti prie jo kapo, paimti akmenėlį ir uždėti jį ant kapo, sakydamas, aš esu tau nusikaltęs, atleisk man. Taigi, jeigu jūs būsite Jeruzalėje ir nueisite prie Alyvų kalno, nes kaupiant į Alyvų kalną po dešinę pusę yra didžiulės senos kapinės, jūs matysite, kad ant antkapių yra pridėta labai daug akmenėlių. Yra tai, kas suvokia, kodėl jie ten yra padėti. Būtent jie ir atsirado ten todėl, kad kažkas tai jautė savo širdyje, jog yra tam žmogui nusikaltęs. Jėzus, turėdamas prieš savo akis tokį kultūrinį paveldą, dabar girdi Petrą sakant, kad jis yra pasiruošęs atleisti ne 3 kartus, kaip yra reikalaujama hebrajų tradicijoje, bet 7 kartus. Tai yra visada. Nes 7 hebrajų tradicijoje reiškia pilnatvę. Tačiau Jėzus nepasitenkina tokia mokinio nuostata. Jis sako, tu turi atleisti ne 77, kaip čia skaitom, bet 70 kartų po 7.
Kaip mes galėtume suprasti tuos Jėzaus žodžius? Bandysiu labai paprastai paaiškinti. Pavyzdžiui, vyras ir žmona. Jeigu kuris iš jų blogai pasielgė, nusikalto kitam, jis gali būti toks kilnus arba ji ir pasielgti, kaip siūlė Petras, ir atleisti nusižengimą. Aš tau atleidžiu, bet neatitraukti rankų nuo kaklo. Gerai, aš tau atleidžiu, bet tu žinok, jeigu aš įtarsiu, kad tu bandai bent arba kitas šeimos narys bando bent akies kampeliu žvilgtelti į šoną, baigsis tau blogai. Gali būti toks atleidimas, aš tau atleidžiu, bet rankų nepatrauksiu nuo tavo kaklo. Tu nebandyk kitą kartą ką nors, nes aš to jau užsmaugsiu tave. Tokia yra ta nuostata, kurią Petras bando pateikti Jėzui. Taigi, aš atleidžiu tau, bet tavimi nepasitikiu. Pažvelkime į parabolę dabar. Parabolę, kurią Jėzus pateikė savo mokiniams, kad paaiškintų tą logiką, kurią jisai pristato Petrui. Turtingas karalius dovanoja milžinišką skolą savo tarnui. Tuo tarpu tarnas už nedidelę skolą smaugia savo draugą. Kad geriau suprastume šitą parabolę, dabar atmeskime pirmąją jos dalį ir pradėkime analizuoti antrąją dalį. Žmogus smaugia savo draugą už 100 denarų, kuriuos jis jam yra skolingas. Kadangi neatiduoda iš karto, jis įmeta jį į kalėjimą iki tol, kol atiduos skolą. 100 denarų yra, tuo metu, kaip sakytumėm, vidutinis dienos atlyginimas. Tai yra 100 denarų, tai yra 1 denaras dienos atlyginimas, tai yra 3 mėnesių atlyginimas 100 denarų. Tai nemaži pinigai. Jų žmogus laukia visus metus, bet jam jų nesugrąžino. Tad jis, nematydamas kitos išeities, pranešė skolų išieškotojui. Kaip jums atrodo, ar skolintojas blogai pasielgė? Jis pasielgė žmogiškai. Taip, kaip yra įprasta elgtis visuomenėje. Skolininkas dar prieš metus turėjo grąžinti skolą. Žmogus laukia visus metus. Galų gale jam pačiam yra striuka su pinigais. Kaip jis to gali nesuprasti? Taigi jo poelgis yra visiškai natūralus, logiškas. Jei mes uždengsime pirmąją parabolės dalį, jeigu skaitysime tik tai antrąją parabolės dalį. Antroji dalis prasideda tokiais žodžiais. Vos išėjęs, kadangi šitas tekstas kalba apie krikščionių bendruomenę, jį turime suprasti taip, vos tik išėjęs iš bažnyčios, jis ėmės
reikalauti ir smaugti savo draugą. Ką tik girdėjai Viešpaties žodį. Jis tau sakė, kad esi Dievo vaikas, kad tau priklauso Dievo karalystė, o tu elgiesi taip, tarsi nepriklausytum Dievo šeimai. Jei mes nebūtume krikščionys ir mums nebūtų dovanota tokia didelė ir neįkainojama dovana kaip dieviška įsūnystė, tuomet būtų visiškai logiška ir būtų visiškai suprantamas tas poelgis, kuris parodytas antroje parabolės dalyje. Problema atsiranda matant pirmąją sceną. Čia atsiranda visa problema. O pirmoje dalyje kalbama apie dangaus karalystę, kurioje karalius, tai yra Dievas, turėjo pavaldinį skolingą jam 10 000 talentų. Tai yra neįsivaizduojamai didelė suma. Talentas nėra piniginis vienetas, kaip tarkim denaras. Talentas yra kiekis aukso. Vienas talentas yra 58,9 kg aukso. Taigi, pavaldinys buvo skolingas 589 tonas aukso. Šiuo palyginimu norima pasakyti, kad Dievo gailestingumas neturi ribų. Šis jo gailestingumas nėra paremtas kokiu nors loginiu išskaičiavimu. Jis yra paremtas motinos įsčiomis. Jeigu jūs stebėsite bizantinės ikonas ir jūs matysite vaizduojamą nukryžiuotą į Jėzų, jūs matysite, kad jis yra, tarsi nėščias. Nes Dievas, jisai vertina žmogų ne pagal logiką, bet pagal įsčias. Tai yra, jis turi, mes sakytume, į lietuvių kalbą, jeigu reikėtų išversti, jis turi motinišką širdį. Jis vertina pagal motino širdį, bet ne pagal racionalų išskaičiavimą. Taigi, šitas jo gailestingumas, tas Dievo gailestingumas, nėra kažkaip tai sumodeliuotas ir išmąstytas logiškai. Ne, jis yra paremtas motinos širdimi. Dievas niekada neskaičiuoja mūsų nuodėmių. Ta turim ištrinti iš savo smegenų, nors mums galbūt ir nuo vaikystės kažkas vis aiškindavo, kad čia Dievas stebi, skaičiuoja, vertina, rašo ir paskui, kai tu nueisi pas jį, jisai atvers knygas ir pasakys, va, kiek tu čia prisidirbai per gyvenimą. Ne, Dievas neturi tos buhalterijos. Dievas neturi šitų knygų. Nes jis visiškai kitaip vertina žmogų, negu kad mes vertinam. Šitas charakteristikas Dievui dažnai žmonės primeta, nes būtent žmogus taip vertina kitus žmonės, bet ne Dievas. Taigi, jeigu aš einu į tą dievišką logiką, kurią vadovaujasi dangiškasis tėvas, tuomet nebegaliu vadovautis žemišką logiką, kuri jau nebėra teisingumas, bet neteisybė. Netikinti žmogus nežino parabolės pirmosios dalies. Todėl jam teisingumas, kurį įvykdė žmogus draugo atžvilgiu, yra logiškas. Tokį teisingumo sampratą
patvirtina ir garsus mąstytojai kaip Nyčė, kaip Volteras, ar galiausiai mes žinome vieną iš garsiausių psichologų Freudą. Jie visi patvirtintų būtent tą logiką, antrosios parabolės dalies logiką. Jie sakytų, taip reikia elgtis, taip yra teisinga. Bet krikščionis, kuris pažįsta Dievo širdį ir kuris nori būti Dievo vaiku, jam teisingumas yra visiškai kas kita. Nes krikščionis matuoja teisingumo Dievo širdimi, kuri yra begalinė, kuri yra be ribų. Paskutinės parabolės eilutės atrodo ima ir sugriauna viską, kas buvo iki šiol pasakyta apie Dievą. Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Atrodo, viskas dabar nubraukiama. Bet tai yra tipinė Jėzaus laikų rabinų kalba. Šiuo posakiu norima perspėti krikščionis. Sako, būkit atidus, būkit atsargus. Jei net leisi savo broliui, jeigu net statysi santykių harmonijos, o brėši aplink save ratą, paliksi už tos ribos ne savo artimą, bet save patį. Apsibrėždamas apie save ratą gali likti visiškai vienišas, tarsi kalėjime, į kurį pats save įmetei. Tu gali būti teisus, bet nebūsi Dievo vaikas. Nes tavo pasirinkimas neatskleis Dievo nuostatos žmonių atžvilgių. Dievo vaikai turi turėti tokią didelę širdį, kokią turi dangiškasis tėvas. Tad Jėzaus atsakymas Petrui yra toks. Petrai, per maža yra tobulai vadovautis žemišką logiką. Tai yra būti pakankamai atlaidžiam. Tu turi vadovautis dangiško tėvo logika, nes jis tave įsileido į savo namus, suteikdamas tau savo vaiko statusą. Išpažinkime tikėjimą.